Žodžiu. Keturios naktys praėjo, biški pasivažinėta, pailsėta, dabar galima varyti atgal, link Lietuvos. Reikia sprogti šiandien, nes čia fucking pragaras, čia karšta, belenkai. Čia buvo apsiknista, nepagalvota. Reikėjo, blemba, bukintis chatą kažkur kalnuose, slidinėjimo tose kurortuose, nes čia ragas, čia ganėtinai žemai ir čia, blemba, dušnekas. Elen koks dušnekas. Nu, bet čia realiai pigiausia. Tai va, šiandien susimečiau planą ten 230 km. Manau, greitai veiksiu. Į Italiją varysiu. Ten šalia kažkoks trailas yra. Galvoju, nuvaryti tenai gal. Kaip tik į slidinėjimo miestelį. Aukščiau bus, vėsiau. Iškiai atsigaut nuo to karščio gal. Nes ragas čia, žodžiu, reikia varyti. Va, čia biškai greitesnių kelių važiuoju dabar. Visai jėga. Yra tie posūkiai, kalnai va visokie. Visai gerai, kai taip karšta, prasipūs, plus šešėlį važiuoju. Taip, tai ten vingiuočiau kažkur ten viršūnėm. Blemba tam karštyje. Bet nieko, čia va greitesnių kelių palėksiu. Iki to Lebonėte. Iki to paso. Tada ten jau vingiuosiu. Ten gerai, ten kilsiu į kalną, ten bus vėsų, ten jėga bus. O dabar va, tiesiog greitkelių tokių pagrindinių svėlinų. Visai gerai. O labiau čia, kai atvažinėjau, čia pralėkiau tai šūtkeliais į priekį važiuodamas. Kalnai tokį daug maž visur. Čia netgi šitų griovų pagrindinių netgi prikolniau atrodo. Važiuoju tokį blemba, šalia upė, ten kalnai virš tavęs, tokios sienos. Visai jėga. Tai va, savo pėlinu iki to Lebonėte. Jį pralėksiu. Atvažinėjau iš vienos pusės, dabar iš kitos pralėksiu. Bus kiti vaizdai daug maž. Kiti keliai, jėga bus. Nuotaika gera. Pusryčių belenkiek prisėdžiau, kažkaip šį kartą sunkiai sulindo. Kavos prisigėręs, visko. Jėgų yra. Žodžiu gerai. Kol dar karštis neiškrovė baterijų, tai viskas neblogai. O, dabar suveikė. Tu matai, suveikė mikrofonas. Žodžiu, čia šeštadienis, judesys, jo fana. Eilinė diena, važiavau, atsimenu, pirmadienį, čia tuščia. Toks vaizdas, kad tu važiuoji kažkokioj nepopuliarioj vietoj. Dabar šeštadienis. Dviračiai, mašinos, čia jie važiuoja iš priekio, va tokiam keliui atvažiuoja mašina, sustoja. Ten čiut, nečiut prasileidžia, nu, čiut, nečiut. Ten pusmetris tarp jų būna, bet jie sustoja, išlėta, toks vaizdas ten milimetrais pralenda. Žodžiu, tragiška, atsilenkt sunku, kad, nu, čia visur akla, taip toliau, ganėtinai siaura. Bet, nu, blemba. Pliusas, čia yra ganėtinai aukštai ir vėsu. Tas yra didžiausias pliusas. Toliau eismas nervina, vaizdas dar kol kas nežavi, nu reikia iki viršaus pakilti. Na, aišku, važiuotų keliu, tipo Lebonėte užkilsiu. Nežinau, blemum, reikėtų apsilenkti čia jos, nafik. Reikės kalt. Ten biški va toj pakilsiu, tos pievos atsidarys, atsivers biški vaizdas. Na, posūkiai matysis taip toliau. Bus galima, nu, aš nežinau, kodėl jie velkasi. Tiesiog man čia yra... Blemba su kairiu batu dažnai žemę pasiekiu. What the fuck? Nesuprantu. Va, geras keliukas, dabar čia biški paliek galima. Blemba dviračių. Košė dviračių. Belenkiek čia jų. Šitas gerulis kelias. Man patinka šitas. Ir tie dviračiai čia taip užstabdo visas mašinas, kad žiauriai. Bet šitoj kažkaip vietoj nėra, visi ten iki miestelio, žemiau tai ten tragedija buvo. Biškis kaldelės yra. O, ausis pradeda gult, jau čia gerai, čia 2 kilometrai aukštis, man atrodo. Ar 2 netgi. Tai ganėtinai gerai, vėsu.
Čia jėga šitas kelias. Gerulis, man šitas patinka. Gerai, matai, čia nespieva. Tai matai, kad iš priekio nieks neatvažiuoja. Aišku, iš juostos vis tiek stengiasi neišlys. Tiesiog va dviračius eina matyti, kurių belen kiek čia. Tikrai daug. Čia kažkur turi būti šienas su myžalais, kiek atsimenu. Čia kažkur, man atrodo. Jėga čia. O, urkė. Duodam vietos seniai. Su batu žemę pastoviai braukiu į kairę. Jėga. Bet tokių kelių Lietuvoje kaip norėtųsi. Eina šiek tokius aibysė. Žiauriai geras. Dabar nematau. Jėga, patiko. Ką, šį kartą sustosiu šičia. Reikia palipt ant šito. Iš čia gerai irgi matosi, iš kur atvažiavau. Čia va tas va. Visas linksmas kelias. Ten dar nesimato biški, bet ten irgi žiauriai linksma. Gerai, dabar iš lėto savo pavažiuosiu, pasigrožėsiu vaizdu. Čia gali lėkt. Blemba, aš bandžiau googlint, kas čia per pastatai. Blemba, nieko neradau, va ten visokie valikė pamatai pastatų. Čia tų bunkerių kažkokių tai liekanos. Ir aš googlinau ir taip ir neradau, kas čia yra buvę. Tai vat nežinau. O ten va bunkeriai kažkokie tai stovi. Nežinau, kas čia buvę. Keista, kad nepavyko išgooglinti. Nes ten parašai, kad va šita vietovė, ten aišku, ką tau duoda. Duoda tik tais va, kad kas čia su tuo pastu, koks aukštis, vos nekada pastatytas, taip toliau, kažkokia istorija, bet apie tuos visus griuvėsius nieko kažkaip nešneka. Blemba, įdomu visai pasidarė. Nesu aš labai toksai jau čia mėgėjas domėtis, ten kažkokia tai istorija, bet, blemba, sudomino. Tai va, savo pasigrožėsiu vaizdu į patį viršų, nežinau, ar verta važiuoti. Realiai buvau, mačiau, ne vieną kartą netgi. Šitas kelias toksai off-camber gaunasi. Daugiau netgi guldosi, nei reikia, kai kelias pasviręs. Savo paskui šitus, prancūzus važiuosiu. Bet žiūriu, moteriškės vairuotojas kažkaip tais būna, rankos neištėse, tipo pasisveikin, kažkaip būna sveikinėsi, geriausiu atveju galva linktelna. Retai, kad ranką ištiestų, bijo gal vairą paleisti. Ten ant kalno irgi matosi kažkokie statiniai. Faina čia. Ana šlaitas irgi geras bus. Iš šitos pusės, kai važiuoji, ten irgi žiauriai gražu. Gal netgi gražiau nei iš ten atvažiuojant. Tikrai gerai atrodo. Čia yra vienas iš didžiausių pliusų, kad čia yra žiauriai aukštai ir čia yra vėsu. Tikrai vėsu, tikrai smagu, vėjukas toksai šaltas, kala jėga. Po tos duobės, tai nuostabu. Čia kažkoksai, galvoju, vabalas važiuoja, čia geriau nei vabalas. Jeigu originalus tas, tikras tas Poršas, tai blemboje tokie geruliai. Tie Poršiukai žiauriai geri. Brangus be proto, bet geruliai. Nu va, šitas šlaitas dabar.
Į viršūnę nevažiavau, mačiau, ten jau buvau. Oi, kaip gerai, vėsuma, vėsumėlė. Va, pilna visokių blembo pamatų. Kas tai yra? Na, čia dabar kol kas tai toksai neįdomus šitas šlaitas. Ten biškį dengia vaizdą kalnas. Paskiau va tavo kalną pervažiuoju, tada biškį atsidaro vaizdelis. Lemba, bet čia judesio, eina savo, pirmadienį važiavau, čia tuščia buvo. Dabar čia daugiausiai tai yra dviračių. Žiauriai daug dviračių, žiauriai. Vėsimina. Dviračiai kartu su mašinom, žiauriai prastas kombo. Blemba, ten žvyrkelių yra. Galėtum važiuoti treilą. Ten upeliai kažkokį bėga. Svilina Šaikytė. Vėlomanai. Visą savaitę jie dirba, svajoja, savaitgalį varėsiu į pasą, pakapot su dviračiu. Kaip nuostabu bus. Ir mėna tada. Na, faktas, to dviračio kitiems žiauriai linksma, žiauriai. Kaip man su mocu, taip jam su vėliku. Kies jaučiu susto ten, vėl, toj pačioj viečikiai. Nusipirkt vandens reikia, nes neturiu visai. Tai va, blemba, kas čia per statinys? Zaliai tai atrodo vos ne kai kažkoks kalėjimas. Ale, kiek čia judesio. Eina savo. Vadinasi, aš pirmą kartą, kai pernai čia važiavau, irgi čia tuščia buvo. Aš galvoju, blemba, čia važiavau kažkokį šunkelių, bet tai vaizdai achujieni, galvoju, kaip čia nieko nėra. Tai įtariu irgi buvo savaitgalis greičiausiai. Nu va, grinai čia kažkoks, blemba, kai kalėjimas atrodo. Suprasi žodžiu. Whatever. Vadinsim jį Mystery Building. Ką atsigėriau kavos? Galima gazuoti žemyn. Čia dar ant to kalno kažkokį tai gyvūnėliai būna vaikšto. Pastoviai matau tokį tarp akmenų. Kažkokį kalnų žiurkės, vos neturbūt. Nežinau, kas ten. Kažkokį tai. Nu ką va, toks vaizdelis šitoj pusėj. Irgi visai nieko. Tikrai visai nieko. Blemba, čia žvyrkelių matau, yra. Nu, eina jie. Eitų irgi pasivažinėt off-roadu. Aišku, pagrindė greičiausiai važiuoja dviratininkai su MTB ir hikeriai. Lemba, kaip čia gerai vėsuma ta. Vėsų, faina. Žiauriai gerai. O, Afrika. Faina. Į priekį važiavau, šitą pusę gazavau. Dabar aną gazavau. Ha. Nusileidinė taip nesigazuoja. Jo, kalas tai dviračiais normaliai čia, daug jų. Nu, dėžė praleidžia mus, labai nuostabu. Gražumėlis. Nu, įdomu, yra žvejų. Toj kūdroj kas nors žvejoja. Vau, kokios mėlynos šviesos. Yamaha. Lem, aš su atidarytų šalmu važiuoju, čia man būna karts nuo karto įskrenda kokių keleivių. Gerai, kad išlekia greitai ir ne į akis. Nuo saulės tos akinius užsidaręs ir viskas. Nu, žvejų nėra. Nekimba matomai. Nu, į priekį važiavau, visai kiti vaizdai buvo. Dabar, vat, kitas visai vaizdelis. Viskas kaip nauja. Realiai drąsiai gali tuo pačiu keliu į vieną pusę važiuoti ir paskiau grįžti tuo pačiu keliu. Drąsiai, vis vaizdas keičiasi. Šie fotografai sėdi. Ar kažkas tai, nežinau.
Tai čia neįdomu. Čia turi svėlint, užsiguldęs iki pakojo. Tada efektas bus šitos nuotraukos. Čia dabar tiesiog, kad kalnai matėsi fone motociklo. Jo, dviračiai ir mašinos šūdinokas kombo. Kemša jie čia viską, labai kemša. Taip nuo kalno leisti čia taip, nelabai fan. Ir dar gali užlėkti kokią mašiną. 2 kilometrai liko aukščio. Jo, vaizdai absoliučiai kiti. Šitos vaizdus matyt galėjau į priekį važiuodamas tik per veidrodėlius. Upelis bėga. Žodžiu, čia manau, šiandien prifilmuosiu tos tokius dienos greitas hits. Tai bus šitas pasas ir vėl važiuosiu ten per kitą tokį pasą, per kurį važiavau į priekį, netoli Briansono, nes aš per Briansoną važiuosiu ir į Italiją varysiu. Aš manau, ten yra trailas kažkoksai, tipo visai nieko Italijoje. Tai bandysiu Italijoje ten kažkur slidinėjimų kaime apsistot, gal 2 dienom, 2 naktim, šiandien ryt, kad tą treilą gal pralėkti. Biški kažkas įdomiau bus, biški bekelę pavažiuoti, dėl įdomumo, kažko tais naujo. Čia vakar važiavau, tokį treiliuką biški, tą bekelę ten pasivėžinau, visai patiko, labai smagiai buvo. Nuo kalno leistis, tai labai greit bėgėjasi ir stabdžiai neveikia taip, kaip norėtųsi. HD. Kieno numeriai L raidė tiesiog Liuksemburgo? Galvoju. Geltonė NL. Tai Nyderlandai, bet čia tiesiog L raidė. Ai, čia pas jos abu 2 numeriai tokie. Pas tą gal dar ir metai. 1978 gimimo. HD. Nežinau, čia gerai nepavarysi, taip linksmai su to, man atrodo, HD. Ten, man atrodo, duslerkės arba tos dėžės žemė braukytų. Tai galė biškį užsirauti ant kokio posūkio, užsiguldęs, nepaskaičiavęs, per greit atlėksi, o tu neturi vietos, kur guldy daugiau, nes tavo čimodanas žemė braukė jau, gali užsirūkyti. Lema YouTube, man atrodo, matęs video, kai su tokiu begeriu irgi ant posūkio guldo dėžės, drag į žemę, nafik į pievą, nes nebeišima posūkio. Troba kažkokia. Nu, opa, batonas užstabdė. Bliam, ant kojų nukrito mocas, ne jėga. Reikia ir šitą dar pakel. Tuoj čia plėšimus. Gerai. Let's move this one maybe. Okay. Somehow. Oh wait, I need to. There's nothing to grab it. Holding it. This is not mine. So aš kaip supratau, mašiną užstabdė, dėjo ant stabdžių, dėdukas kalė. Nu, nepasisekė. Nepasisekė dėdukam. Sužalojo Ducati.
Gal viskas gerai, jis panašu ant kojos, užkrito tas motoroleris. Honda ten ta XADV lygtais, arba NT. Va, taip ir būna su tom mašinom. Break checkina. Įdomu, kas ten užstabdė. Gerai, kai čia va yra žmonių, tai padės, nes žmonės jau garbaus amžiaus, tai jie ten nepasikeltų tikrai, jeigu nieko nebūtų. Bet aš viską įamžinau. Tai tiesiog footage'o įdomesnio. Tik tais nemačiau, kaip krito. Mačiau tik tais, kad ten kažkas įvyko, susimaskatavo ir bach, svarbu sveiki būtų. Tai va, aš nenorėčiau nusidrėbti. Bent jau greičio nebuvo, jie ten labai iš lėto važiavo. Panašu, tiesiog viens į kitą, bach, padužo. Bet nieko, čia rankenėlių galai tik nulūžinėjo, tie bumbuliukai galės toliau važiuoti drąsiai. Na, kažkas įdomiau įvyko. Lemba, tas Ducatis ten lankų nieko nėra net už ko imti. Ten jėmiau nežinau už ko, tenai vos ne už bako ar už plastiko. Sulaužyti ir nesinori. Pas mane tai jau būtų už ko paimti. Vamzdžių visokių va prisukta, čioptom savo. Ir dar tas Ducatis taip šlikščiai nugriuvo, ratas ant kalno užkrito. Tai dėdukas su Honda normaliai stuktelėjo, kad net ant to pylimo užstūmė. Jo, žodžiu, prikolas. Kito nelaimė, man nuotaiką pakėlė, bet čia taip jau yra. Žmonės mes. Mums linksma, kai kitiem nesiseka. Visą laiką taip. Juokiamės iš kito nelaimės. Suprikabytė savo. Moca vežasi. Nu ką tu išdarinėji? Ant posūkio sustojęs. Ten mašinos tai mėgsta kampus kirsti, trajektorijom važiuoti. Tokioj vietoj geriau nestovėti. Geriau tiesioju kažkur tais. Arba į šalikelę. Turistai. Nes va mašinos ganėtinai plačiai važiuoja jie. Mato, kad tipo iš priekio nieko nėra ir jie savo ramiai. Plačiai savo pėlina. Nu, vaizdas išblėso. Galima, manau, gesinti kamerą. Varau dar vieną pasą. Paskui italiukščius. Legia jie. Na, jie pripratę. Vingiuoti keliai. Kartais gerai. Tada daug maž. Žinai, kokį posūkį, kai kažkas priekį važiuoja. Kokio staigumo. Toksai yra atskaitos taškas. Čia leidausi į apačią. Šito keliu. Dabar čia vėl dviračiai. Kurį laiką nebuvo mašinų, kažkaip visai nieko buvo. Dabar vėl dviračiai, manau, prasidės. Nu, tu kodėl taip važiuoji plačiai? Jo, pana. Nu, ką čia matom iš šitos pusės? Irgi neblogai. Lemba benzo po 2 eurus už litrą pyliau. The fuck, taip brangu. Jo, telefonas, jeigu aukščiau būtų labiau smagiau. Ir dabar turiu nuleisti akis žemyn nuo vaizdo, nuo kelio. Ir tas biškį kartais skėčiai atrodo. O labiau, kai čia tų posūkių, dar jeigu biškį greičiau važiuoji, čia spėjai sužiūrėti. Reikia kaip ralio būna ten tos. Kelio knyga. Ten toks į kairę, toks į dešinę, už tiek ir tiek. Tada varytum. Italai labai nepabėga nuo manęs. Man didžiausia problema yra su apsilenkimu. Aš su tuo straglinu. O, ten fainai atrodo. Nes man jeigu ten posūkiai vingiuota, fotografas jau čia nespės sufotkinti. Ja, ten už manęs vaizdelis geras. Ir pleškina fotografas. Žodžiu, prieš tai buvo pasastas Lebonete geras ir šitas yra geras, o toliau realiai galima bus nieko nefilmuoti. Nes, na, eilė
eiliniai tie tokie vingiuoti geruliai keliai. Jau kasdienybė. Čia jais tik tais ir važiuoja. Nežinau, gal dar Italijoje kažką pastebėsiu, kai važiuosiu. Bet šiaip tai čia, manau, greitas jis. Čia tai dar užsiknisiu karpyti. Sėdėsiu, žiūrėsiu, ką čia iškirpti iš šito klipo. Nieko, to užkilsiu, man atrodo, čia interneto nebus ant viršaus. Ten offline viskas. Visai norėčiau chatą kokią pasižiūrėti apie pietus. Na, bet paskiau pasileisiu žemiau. Bus tenai kavinė. Bus galima pasėdėti, paserčiant, patikės. Gražumėlis, gražumėlis. Tikrai aфигенно čia. Gerai, padangas, šonus pagalandų. Čia toj, man atrodo, viršūnė bus, neužilgo. Va čia. Atsimenu šitą viečikę. Žodžiu, galima. Čia internetas veikia, galima pasižiūrėti viešbutukų. Bookingę pakuist. Suvalgyti kokį sumuštinį turbūt. Jo. Taip ir padarysiu. Labai gera mintis. Žodžiu. Blemba dabar, toksai kaip, kabakai kažkoksai, susiaurintas kelias, atboinikai tokie stovi plasmasiniai. Italas važiavo, nežinau kaip nematyti, va taip tiesiai važiuoja. Tiesiai per tos atboinikus su mocu, kalas, what the fuck. Ir taip iš lėto žiūri, tik pys per tos atboinikus pervažiavo, what the fuck. Eina, šiek. Tai prajuokino lygioj vietoj, iš toli greitai nusimetė, nežinau, įdomiai kažkaip tai jie čia varo. Šiandien judesio yra, avarija, va čia dar, bet nefilmavau, blemba. Tai va, kaip ten va tiesiai tokie va balti kuolai yra, jisai nusimetė gazą ir tiesiog va tiesiai per šitus baltus ir varo. Žodžiu, užsibukinau viešbutį 2 naktim. Šiandien ryt Italijoje, slidinėjimo kažkokiam, tikiuosi, miestelyje, aukštai, bent jau virš kilometro. Vienas buvo papigiai, žiūriu, blemba, 7 eurai už naktį, jėga. Skiau taip kažkaip, pala, pažiūrėsiu. Nėra Wi-Fi'aus. Kaip šiais laikais nėra Wi-Fi'aus? What the fuck? Tai vat, kad čia nepasiraut ant tokio, pigu. Žodžiu, teko po 100 už naktį bukintis. Įvertinimas šūdinokas, bet šalia mačiau restoranų yra. Bus viskas jėga. Liko 8 kilometrų iki to miestelio. Apsistojęs būsiu. Toliau, man atrodo, čia nebus labai įspūdinga. Aišku, tų kelių tokių žiauriai linksmų. Į priekį važiuojant jie dar labai tokią emociją kėlė. Dabar tai jau taip, čia visur tokie keliai. Važiavai ir čia visur posūkiai, visur linksma. Kalnai visur matosi, neišvengiama. Atgal važiuojant čia geriau atrodo šitą duobę. What the fuck. Kai į priekį važiavau, šito viso nesimatė. Aš jau galvojau, tas pasas čia viskas. Gražiausia vieta, bet šičia blemba gerai atrodo. Įspūdinga. Kalnai, aфигенni, ten va kelias, ten važiuoju, jaučiu. Wow. Tikrai, wow. Oi, kaip gerai pasitraukė. Eina, šiek vaizdelis geras. Gerulis. Kalnai tie su sniego, ten ledynas dar kažkoksai tai. Šitas visas liko už nugaros, kai važiavau į priekį. Aš žiauriai džiaugiuosi, kad tuo pačiu keliu važiuojant vaizdai keičiasi. Ir tas pats, kas nauja viskas. Kelias tas pats, bet viskas nauja. Faina, man patinka. O ten dar užsuksiu, matysis miestelis ten apačioj toj duobėj.
O, čia matau pavingiuo dar bus. Nu, biški va prasisklaidys augmenyje. Tai va, nuo kalno, kas matosi. Afigienai. Žiauriai faina. Žolė laisto viską. Žodžiu. Vydė dabar važiavau ant kelio. Malka guli. Fucking skersai taip. Pagalės metro ilgio. Toks normaliai brusas. What the fuck. Atliekus, kai jobytų kas nors. Linksma nebūtų. Tikrai liūdesys būtų per tokią malką. Lemba į apačią tai taip skėčiai. Labai greit įsibėga ir labai šūdinai stoja. Bet jo, Afrika iš vienos pusės versti kitą, tai taip jau lemba per riegą. Laužia taip normaliai. Normaliai reikia lupti. Blemba, čia kartais tie dviračiai tai užknisa. Jie varo būna viduriu gatvės. Iš priekio mašinos dar kažkas, tos mašinos apsilenkti jų negali, nu, iš priekio, kai eismas eina, o dviratis savo viduriu kelio. Svėlina ir nors tukajam. Ir jie visi taip, jie pastoviai žiūri viduriu kelio varo, kaip mašina. Velkasi tik eismą stabdo ir tu jam nieko nepasakysi, ponui. Taip tai jo, čia mašinos ir dviračiai, vajai. Blogis, nes mašinos tengiasi juos apvažiuoti, nu, 1,5 metro kažkur palikti, o kaip priklauso. Tiek, kad dviračiai, jie turi va tokio pločio šalikelę, bet jie vis tiek, jie važiuoja, sakykime, važiuojamąją dalimi lekia. Nes ten, nu, žvėriuko yra biški, trupinių dulkyčių, jam negerai. Ir savo svėlina, stabdo eismą. Žodžiu, aš dabar galvoju, aš dabar Briansone tam, aš galvoju, aš vieną pasą praleidau kažkaip tais. Na, čia daugiau važiavau pagrindiniu keliu realiai. Kažkaip galvojau, kad pravažiuosiu, bet oh well. Čia tokiu biškį pagrindiniu, tokiu greitkeliu svėlinau kurį laiką. Tai tą pasą, kur ten ant kalno buvo tie metaliniai moketai, tą praleidau, blembam. Nu, ką padarysi? Yra kaip yra. Ai, miestas, fucking miestas, šūdo gabalas, nepatinka man miestai, šviesaforai. Karšta čia, kadangi duobė. Nežinau, čia važiuoju, belenkaip. Aš esu turistas, atleiskit man. Eina šikti, kaip čia karšta. Į Turino pusę dabar pasuksiu. Nu, nuo Briansono dabar tiesiai į Italiją rausiu. Šiaip gražu buvo. Kelias greitas, bet vaizdai neblogi. Aplinkui kalnai tokie faini. Plius greičiau važiuoji, dar biški vėjuota. Biški vėsiau. Aišku, duobė vis tiek žemai, tai šilta. Bet kokiu atveju. Bet visai gerai. Tikrai gerai. Kitokiu keliu vis tiek važiavau. Plius aš jau lik namų judu, tai kaip ir maniau, kad po truputį bus, čia nevažiuosiu, greičiau grįšiu, greitesniu keliu kokiu, kai būna. Nu čia va, kur sakiau, tas kažkoks statinys Briansone. Ten kažkoks kaip fortas, dar kažkas, nežinau, kažkokia pilis. Judesio yra ten, bet aš neįsiu. Nėra ko, tiesiog, kad va, šoks įdomus, ten matosi turistų labai daug, visi kaip musės prie šūdo, va, matos ten va šone, kažkokios tai va, nežinau, čia pilys, kažkokie dvarai. Ir aš nuo jų nuvažiuoju, na ir gerai, tokį varau į Italiją. Žodžiu, stabtelėjau, nusistačiau navigaciją iki viešbučio jau. Karštis alina normaliai, labai normaliai. Dabar biškai kylu į viršų, aukščiau bus, biškai geriau, mažiau to karščio. Žodžiu, liko 24 km iki finišo. Eismo belenkiek, bet dauguma juda į Prancūziją iš Italijos. Va, vaizdelis.
gal dar aukščiau pasikelsiu, matysis. Tas ten vat Briansonas ir tie statiniai tenai matosi. Žmonės velkasi, bet aš irgi niekur neskabu, nes 3 valandą čekinas, dabar blemba 2 nėra. Tai dar laiko belenkie, vaizdai džiugina, kelias malonus, smagu žodžiu. Man patinka. Tik biški karštis. Nedžiugina, bet nieko. Dabar kyla aukščiau, tuoj bus vėsiau, o blemba. Kraujuoja kalnas, vidury kalnas. Raudono akmens ištrupėja, kaip nudažyta atrodo. Nu, per kamerą greičiausiai nesimatys, kad ten raudona, bet well. Jo, va ten va Briansonas. Ir va ten va tie va statiniai kažkokie ant kalnų. Visai fainai atrodo. Šiandien gerai, mažiau prifilmuota. Mažiau reikės man dirbti, blemba, su karpimu. Tas yra didelis pliusas. Va, kemperis vėl. O, geras aparatas. T2 fricai. Varo savo. Su T2. Ta vienas, man atrodo, jis panašiai labai atrodo, tik tais pasiėmė priekį 2 langai. Per vidurį stoikiai yra, man atrodo, ant T1. O T2 vienas sielas jau toks modernesnis, gaubtas langas. Iš Prancūzijos išvažiuoju, va toj sieną kirsiu į Italiją įvažiuosiu. Jau garantuotai. Ir gali būti, kad Prancūzija viskas. Gali būti, kad aš jau į Prancūziją turbūt negrįšiu. Nes turbūt per Italiją gali būti, kad šausiu į Austriją, skipinsiu Šveicariją gal. Nežinau, reikės pasižiūrėti kažkokiu keliu. Pasižiūrėti kažkokiu keliu. Reikės kaip čia per tą Italiją praskrist. Tiesiai į Austriją. Ir viskas. Prancūzija baigta bus. Graži ta Prancūzija, jo fanatė. Tas visas kraštas. Realiai, higienas. Realiai, jeigu grįžčiau vėl, pavyzdžiui, iš Italijos, tad kalčiau vėl, sakykime, į Briansoną. Tada nuo Briansono būtų vėl galima ten. Pasas geras yra, iki jo važiuojant gražus, ten kur su tuneliu to būtų galima pralėkti, bet nežinau ar verta, nes čia iki Briansono reikėtų pagrįžti gal virš 30 km. Tai nežinau ar verta, o labiau jau judu link namų, tai kaip ir greičiau judėsis. Blemba, kol kas kelionė trumpoka gaunasi. Kiek čia virš 2 savaičių praėjo ir aš jau apsisukęs, jau važiuoju link namų. Tai grįšiu per kokią savaitę gal. Tai čia gausis kokios 3 savaitės kelionė. Trumpai taip kažkaip greitai. Kur man dabar reikės važiuoti? GPS-as, dirb. Italija. Aš jau nujaučiu, kad rytoj, jeigu ten į trailiuką lėksiu tokį, fainą. Manau, ten vaizdų bus. Ten populiarus, daug žmonių varo į tą trailą. Ir iš to sprendžiant, kokie kalnai aplinkui, nes čia kažkur netoliese tas trailas ir yra. Tai vaizdas geras. Labai geras. Įdomi šiandien dieną, dar ir mentai sustabdė, italai tiesiog teisės pasiėmė, nuėjo, pasižiūrėjo gal, kad nesu skolingas Italijai už kokius, nežinau, baudų, dar kažko neturiu. Pasėdėjau kelias minutės, viskas baby, sako, važiuok. Vizija šiandien dieną. Čia per visą kelionę nieko nevyko, nieko, čia šiandien batonas buvo. Ten italas į atbojnikus įlėkė, mentai sustabdė. Blemba, Lietuvoje nėra, mane stabdė sumot su mentai. Judesys, žodžiu. Įdomesnė diena, žodžiu. Nes aš galvoju, man važiuoju, blemba, iš priekio mocui pralėkė, mane ten rodo, mojuoja, tipo stoga, aš ten važiuoju, kelis kilometrus, gal ką jūs čia man mojuojat, nesąmonė čia, mentūra stovi. Karabinieriai, kaip jie tenai. Kažkokį italiukštį pasistabdė buvo. Bet nežinau, jie greičio net nešaudė. Tiesiog tikrina. Ką galiu pasakyti, aš beveik atvykau į viešbutį. Vaizdas geras, man patinka.
Čia aukštis irgi neblogas, nekepina. Žodžiu, all in all, kol kas mane džiugina. Ir dar jeigu rytoj diena bus tokia gera, tai bus nuostabu, žodžiu. 300 metrų iki viešbučio, blemba, aš per anksti pusvalandis. Tai nieko. Tai ką blogiausia atveju pasilikčiau šmutkės, eičiau pavalgyti kažkur. Bet gali būti, kad jau pramazinta su pietum. Jaučiu kokią 3 iki 3, kokių užsidaro virtuvės ir viso gero. Tai gal reikia nevažiuoti dar į viešbutį, pasižiūrėti, gal kokių kabakų yra. Gal staptelčiau kur nors užkas. Viešbutis va šitas. Šitas viešbutukas. Žodžiu, pasisekė pavalgyt, nes matau po 3, viskas, badas. Tai pasisekė, picą surijau, visai gera buvo. Tai dabar į viešbutį reikia lėkti. Blemba, dabar pažiūrėjau orus, rodo rytoj, žaibai visą dieną, tipo audra. O aš užsibukinau 2 naktim su planu, kad rytoj varysiu pasivėžint. Bet gausis taip, kad prasėdėsiu viešbutyje, pralauksiu lietų. Žodžiu, reikės pasibandyti gal dar dienelę užsibukint. Kažkur tais čia nutrenkt, atvykta. Šičia kažkur tais. Taigi, atvykta į viešbutį. Čia bus praleistos 3 naktis. Dar 1 naktį užsibukinau. Čia pigiausia. 100 eurų už naktį. Slidinėjimo miestelis. Biški senovė, bet yra staliukas, kėdė. Matosi iš karto, kad nepatogu iki belenkai, bet bus gerai, žodžiu. Langas ten iš viso į nieką į parkingą. Ten turbūt kambariai su vaizdu tai kainuoja, nesu apie nieką. Žodžiu, diena įveikta, finišas. Viskas, pabaiga šiandien.